Esam parodoje Žemaičių šeimos istorija. Tai paroda apie vienos šeimos gyvenimą nuošaliam Mažeikių rajono vienkiemy. Fotografavau apie 15 metų tą šeimą. Viskas prasidėjo gan atsitiktinai, nuo paprasto susitikimo su šeimininkė Inga. Ir po to nejučiom tas visas laikas pavirto į pasakojamą istoriją apie tos šeimos gyvenimą, apie jos darbus, šventes, apie svarbius šeimos įvykius. Lankydavausi kelis kart į metus ir tai truko 15 metų. Santykiai labai paprasti, sakyčiau, žemaitiški. Mažai žodžių, mažai kalbų, bet visi viską žino, ką reikia daryti, kas yra kas. Kiekvienas yra savo vietoje. Kai pradėjau fotografuoti, tai buvo Inga, mama, buvo šeimos tėvas Vytautas ir vaikai. Jovita, Vytukas, 2 metrų aukščio ir Laimutė, kuriai buvo tada apie 10-11 metų gal. Ir visi triūsė ūkyje. Ir vaikai, ir tėvai, aišku. Dar buvo sena Vytauto mama, gyvenanti Pryšininkėje. Šalia gyveno Vytauto dar sesuo, brolis. O baigiant fotografuoti pernai, fotografavau jau Laimutės vestuves. Jovita jau buvo ištekėjusi, turėjo 3 vaikus. Egiduką, Augustę ir Aureliją. Ir tie vaikai, anūkai taip pat auga šalia ūkio, pažįsta visus darbus, padeda, netgi lenktyniauja, kuris kurį padarys greičiau. Visi supranta, kas tai yra darbas, kas yra gyvuliai. Ir taip tęsiasi visą gyvenimą. Aš nuvažiuodavau tik tai trumpam pusdieniui fotografuoti, pašnekėti. Po to mano kelionės dažniausiai baigdavosi pokalbiais, jau mažiau fotografuodavau, tapau tarsi šeimos nariu. Ir dabar pažiūrėjus truputį atgal iš šono į tą šeimą, į tą gyvenimą, vis aiškiau man pasirodo jo tikrumas, toks tikrumas buvimo žemėje. Paprastumas kartu, šiluma, meilė, nors tie jausmai nedemonstruojami per daug, bet tikrai viskas pagrįsta supratimu ir meilė. Ir būtų šventvagiška sakyti, kad džiaukimės tokiu gyvenimu, galimybę, kad galima taip gyventi, kai visai šalia vyksta itin baisus dalykai, kur, sakyčiau, sprendžiasi viso pasaulio likimas skaudžiausių būdų. Bet galiu pasakyti kitaip, kad ką turime šviesaus branginkime.